Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėly žiburiukai. Su jumis Žiburio žinios. Ir mes jų vedėjai. Nuostabiai vedėjai. Ir Domantas. Aš Domantas. Aš Ieva. O dabar pradėsime mūsų Žiburio žinių rubriką Klausimėlis. Ką jums reiškia adventas? Adventas man reiškia taip meilę, susitaikymą, toleranciją. Ką jums reiškia adventas? Adventas, tai, sakyčiau, susikaupimas pirmiausia, ramybė. Ir labai būtų gerai, kad su visais priešais susitaikytumėm. Ir dar vienas labai svarbus momentas advente iki kalėdų, jau jai turi skolų, tai iš paskutinių jų reikia atiduoti. Bet šiaip tai neliūdna, kad būtų, žinot, pavyzdžiui, sako, adventas jau čia verksim ir liūdėsim. Ne, tai yra ramybė ir susikaupimas. Tai yra savyje gal ieškojimas tos ramybės daugiau. Ar laikėtės kokių nors adventinių papročių? Laikausi, man, pavyzdžiui, sekmadieniais ir ankstyvosios mišios yra labai svarbu, nes tai yra vadinamos rarotinėmis. Tai yra ir namuose pasirengimas yra su šeima daugiau pabuvimas, daugiau laiko skirti kitiems. Ką galėtumėt palinkėti žiburiečiams advento progą? Advento progą tai norėčiau palinkėti ramybės, susikaupimo, šilumos vienas kitam, negailėti gerų žodžių, nes tai iš tikrųjų toks periodas, kai norisi būti galbūt geresniems, nuoširdesniems, atviresniems. Ačiū. Prašau. Ką advento progą galėtumėt žiburiečiams palinkėti? Kad vieni kitiems nepagailėtų gerų žodžių, kad nusišypsotų praeidami, kad pasistengtų nors šiek tiek, pavyzdžiui, mokydams padaryti malonias staigmenas. Jeigu visą laiką siaučia per pamokas, tegul pabūna ramesnė, geresnė. Va ir bus labai puikia ir adventinė ir kalėdinė dovana. Šią savaitę mūsų mokykloje prasidėjo adventiniai koncertai, bet dėja dėl techninių kliūčių negalime jums parodyti jokio koncerto, jokio advento. Bet buvo graža. Jo. Bet pasižadame, kad vėlesnius advento koncertus mes parodysime. Mūsų puikioji vedėja mane paliko, nes ji dabar bus eksperto rubrikoje. Pažiūrėkime. Gohanas. Šitas sunkus klausimas. Kad jo tėvas mirė ten ar sen labai pradžioj. Bardokas. Bardokas. O lietuviškai kaip būtų tai? Bardokas. Bardačiokas. Makedonas. Džinas išlys. Kakarotas. Ne, čia jis pats yra Bardokas. Sangokas vyresnysis. Fedžitas. Sangoko ūgis 1,90 m. Ne, 1,89 m. Nu bus pusantro. 1,99,0. Ką aš žinau, gal 1,75,5 gal. 7,6 kažkur. 1,75 m. Kad tave išgydytų. Nuo ko? Nuo galvos traumos. Ačiū. Jisai turėjo... Surinkti 7 rutulius. Ne taip. Jisai atsiuntė jį į žemę, kad jisai išgelbėtų visą pasaulį nuo sprogimo didžiojo. Nuo mirties, nuo pasaulio pabaigos. Išgelbėti Nameko planetą. Ar jam tai pavyko? Deja, Pikolas išgelbėjo Nameko planetą. Tai Sangokos kaip ir nepavyko jam įgyventi savo užduoties. Kaip ir ne, bet jis išmoko patapti super saiyanu 3 lygmens, tad vis dėlto kažkas jam pavyko. 1,68 m, svėrė 68 kilus ir jo buvo slapyvardis Remyga, kitaip Remigijus Morkevičius. Ir ką jis pasiekė svorio kategorijoje? Išdaužė pusę japonų, Kinijoje ten irgi biškį padalyvavo. Nu ir tiek. Šią savaitę mūsų nuostabiosiuose žiniuose tiek.
Komercinis pasiūlymas. Įsitepkite lūpytes vazelinu, nes nuo vėjo ir šalčio jos labai sturkidėja. Jumis buvo Žiburio žinios. Geras savaitgalis. Ar gerai? Gerai!